Na kągi, šiandien kiek anksčiau baigėm darbus moto parduotuvėje Vilniuje prie Akropolio ir pagaliau važiuosim išbandyti, kaip gyvai važiuoja Beta Alpas naujasis. Pabandysim, kaip kiti sakė, gal nulauš tą galinį numerį, o gal ir nenulaušim. 25,5 kW, 148 kg pilnu baku. Ir ką, tada pabandysim kažkur gyvai važiuoti į miškelį. Čia per kamščius važiuoti, manau, nėra prasmės, tai šaunu tiesiausiu keliu iki miškelio ir susitiksime ten. Na kągi, grįžtam į apžvalgėlę, kaip madinga sakyti, few moments later. Išsijungia ABS-ą, kas pasirodo darosi visai nesudėtingai, tiesiog reikia palaikyti ABS mygtuką esant įjungtam off-road režimui ir galim braukti tolyn. Pakaba. Tikrai ne krosinė, tikrai minkštesnė pusė, bet leidžia mum 50-60 km greičiu važiuoti šičia, kas visai nėra blogai. Visai nėra blogai ir tikrai negazdina kiekvienas pamatytas bupsiukas kelyje. Aišku, supercrossą gal ir neparodytume, bet nėra ir blogai. Važiuojant, kai reikia truputį pagalvoti, visai kartais nieko tokio. Šitą keliuką aš su daug įvairių motociklų tikrai esu važiavęs ir jį galima ir daug greičiau važiuoti, bet to tokio bendro lengvumo prasme, kad važiuoju absoliučiai be įtampos su ne hard tipo motociklu, yra visai smagu, tikrai neblogai rieda, o išjungtas ABS-as visai gerai šitą atžvilgiu. Stabdžiai šiaip patiko, gan jautrus stabdžiukai. Ir gynybė pakankamai tiksliai. Tai reiškia, stabdžiai yra stiprus, bet to pačiu ir tikrai progresyvus. Niekiek neperdedu, galite įsitikinti ir patys. Brr, 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 brr. Ui, bing. Ui, bing. O. Nu ir neblogai jisai lekia. Va čia visada būdavo didelės bangos. Prisilėtinsiu, bet važiuosiu per jas. Nu ir lengvai persivažiuoju, aišku. Ko čia nepersivažiuos? Manau, Vilniečiam gan gerai atpažįstama vieta. Pakankamai didelis nusileidimas, bet... Oi. O tai tau. Ir užgesau. Aš norėčiau šitą single track įleisti. Labai senai jo važiavau, tai gal labai nesičiūdysiu, kad neprisidirbt lygioj vietoj reikalų, to labiau, kad esu vienas. O vienam važiuoti yra šiek tiek reikalų. O, va tai tau įsijungia ABS-as. Tai mes palaikom ABS mygtuką ir jisai išsijungia pakankamai greitai. Kaip čia atgal pakilsim, aš nežinau. O ir kaip nusileisim, dar nežinau iki galo. Nu, bet bandom, kad jau čia įsivėlim, tai velkimės ir tolyn. Nu, nulaušim iš toj provėžai numerį ar nenulaušim? O, nenulaužim. Jau gal jau nebėra to numerio, aš iš prieš tai nepažiūrėjau. Upt.
Šiek tiek pasikeitusios vėžės nuo to, kaip anksčiau prisimenu šitą treką. Bet principas lieka panašus. Čia šiaip pakankamai status pakilimai, nusileidimai. Upt. Ten reikėjo į dešinę sukti. Grįžtam į dešinę. Grįžtam į dešinę. Čia gal tiesiai pirmausim. Reikės labai pasilenkti. Nepatogu. Ne tas amžius, kad lankstytis po šakom, kai galima apvažiuoti. Upt, opt. Opt. Aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Nu, prieki tikrai yra kur numerį nusilaužti. Galimai nepavyko šį kartą. Manevruojam tarp šakų. Pum, 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 pum. Ir vėl yra kur numerį nusilaužti. Kažkaip jaučiu, kad prisikalbėsiu šiandien su to numeriu. Nors tai buvo vienas ir žurnalo skaitytojus labiau neraminęs klausimas. Tai reikia šiek tiek bent įdėti pastangų į pabandymą. Op, op, op. Op, op, op. Op, op, op. Na kągi. Oi, smagiai visai čia susibirzgiam. Manau, krenta biški motociklas. Tai pastatykim jį tiesiau. Dar kartą apžiūrėkim. Numeris vietai. Vietai. Duslintuvas vietai. Vietai. Tai reziumė gal trumpas. Lengvas motociklas, jaučias lengvumas. Nesijaučia streso važiuojant vidutiniško sunkumo vietomis. Tuo pačiu ir autostrada 100. Kruizinasi labai labai lengvai. Labai noriu prasukti daugiau kilometrų, bet pirminiai įspūdžiai, sakyčiau, 8 iš 10. 2 palikti tam, kad būtų kur tobulėti. Reporteris šį kartą su jumis atsisveikina ir iki kitų serijų. Laimingai.